aš dėl atrankos kriterijų norėjau pasiteirauti. Ar netrodo jums tie atrankos kriterijai tokie, sakykime, šiek tiek aptakus, abstraktus? Vis tik vertinant pagal šios kriterijus, man atrodo, atsiras galimybės tam tikroms subjektyvioms interpretacijoms, manipulacijoms projektais. Ar negeriau buvo tuos kriterijus kažkiek sukonkretinti, tarkim, prisirišti prie darbo vietų kūrimo, kažkokio ekonominio efekto ar panašiai? Na, gal jūs būtumėte ir teisus, jeigu mes būtume šiek tiek padiskutavę plačiau, bet komisijoje šitie kriterijai jau 3 metai egzistuoja. Miesto daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administracijos skyrimo pripažinimo netekusių galios. Svarstyta 6 komitetuose, 4 pritarta, 2 nepritarė. Prašau mikrofoną, ponia Kudarinė. Šio klausimo svarstyme ir balsavime nedalyvausiu. Ja, aišku, ačiū. Daugiau klausančių. Stasys Buškevičius, prašau. Gerbiama pranešėja, sakykit, iš kur toks atsirado staiga begalinis noras, nesulaukus teismo sprendimo pabaigos, įsigaliojusio nuosprendžio kapituliuoti prieš pareiškėjus? Aš matau, kad aiškiname rašte labai aiškiai pasakyta, kad šio sprendimo iniciatorius yra akcinė bendrovė City Service. Tai čia pagal vieną taip norą iš karto nelaukiant pabaigos teismo, kuris galbūt gali būti savivaldybei palankus, mes kapituliuojam ir atsisakom savo ieškinio. Tai yra pirma dalis klausimo. Andra, dar jeigu galit, informuokit, dabartinė sutartį su City Service, su namų priežiūros centru ir kitais yra galiojančios šiam momentu? Taip. Kokiu pagrindu jos yra galiojančios? Gal aš atsakysiu į pirmą klausimą. Tiesiog aš esu vykdytojas, kadangi aš turėjau pavedimą šitai tarybai pateikti praeitos tarybos priimto sprendimo atšaukimą. Aš tą ir padariau. O dėl antrojo klausimo, aš dabar jums tiksliai negaliu pasakyti, Žaidas neturi sutarties galiojančios. Bijočiau sumeluoti kokią antrą, nes tikrai šito nesirašiau. Tačiau jie visi dirba pagal 2006 metų galiojančius nuostatus, nežiūrint to, kad ir nėra konkrečiai yra sutartis pasibaigusi. Klausimą šitai patikslint truputėlį pranešėjau, mane nustebino jo toks pasakymas, tuo metu, kai buvo rengiamas sprendimo projektas, gerbiamas Gintas Aukštakalnis sirgo. Taip, bet jeigu jūs žinote, tas sprendimas buvo atidėtas praeitą kartą. Po to jis pasveiko ir jums būtų tai reikia tik tai pataisyti sprendimo projektą. Jūs lygiai tą patį atnešėt, jau nebe aktualų sprendimą. Galima būtų pavadinti studentų skveru. Tai būtų simboliškai ir kartu gražu ir galimybė sutvarkyti. Gerbiamas pranešėjau, gal galit pavadinimų sumanimų komisijos sprendimą pagarsinti šio klausimu? Pavadinimų sumanimo komisija nepritarė būtent jeigu būtų vienybės aikštė sumažinta ir tas pavadinimas būtų daliai vienybės atskirta viena dalis, į 2 dalis būtų Donelaičio gatvė atskiria į 2 dalis vienybės aikštė ir ta dalis būtų panaikinta vienoje dalyje vienybės aikštės pavadinimas, o kitoje būtų studentų skveras. Tai šiuo atveju yra pasielgta kitaip, vienybės aikštės ribos išlieka tos pačios, o pačioje aikštėje yra įsteigtas studentų skveras. Kiti, kas numatyta, tai vienas iš jų. Stasys Buškevičius. Gerbiamą pranešėją, jūs nepaminėjot, ar jums yra žinomas biudžeto ir finansų komiteto pasiūlymas, rekomendacija dėl kompleksinio paslaugos pirkimo? Biudžeto ir finansų aš nemačiau pritarime, bet tiesiog tik tai matau, kol kas yra tik tai, kad pritarta, o miesto ūkio komiteto aš įvardinau. Nes jeigu aš gerai prisimenu, tai mes diskutuodami komitete būtent siūlėm ne vien tik tai skelbti konkursą signalizacijos įrengimų, bet to pačiu sudaryti sutartį su saugos taryba dėl reagavimo. Buvo tokia diskusija. Taip, atsimenu, taip, tai buvo. Bet šito sprendimu mes tik tai darbus perkame. Būtų, ta prasme, pritarimas darbams. Ačiū, kolegos. Ar galim...
Kieno iniciatyva atsiranda šitas reikalavimas? Agentūros ar Kauno vandenų? Šitas punktas yra 1:1 išrašytas iš aprašo, šitos priemonės aprašo, kuris kalba, kad kadangi įmonės steigėjas yra Kauno miesto taryba, tai šitoks pritarim, o taryba tvirtina įkainius vandens, tai šitas punktas yra ne šiaip savo įrašytas į aprašą. Žiūrėkit, tai aš jeigu teisingai suprantu, kainų kėlimas yra reikalingas kofinansavimui užtikrinti iš Kauno vandenų. Tai koks agentūra yra skirtumas, iš kur Kauno vandenys paims tos pinigus? Ar jinai gali reikalauti, kad būtent tokiu būdu, o ne kitų būtų paimti pinigai? Juk iš principo agentūrai reikalingas tik tai kofinansavimo užtikrinimas. Aš prašyčiau tada direktorių įsijungti diskusiją, nes aš... Tai direktoriau, gal tada pranešėjas prie vieno mikrofono, jūs prie šodinio ir tada tarybos nariai kokį be užduotų klausimą bendrom pastangom prašau atsakyti.